Labadiena visiems, ar girdite mane? Jei girdite, padėkite pliusiukus čiate. Puiku. Aha, taip, matau, pliusiukai yra. Sveiki dar kartą, aš esu Viktorija ir šiandien jums pristatysiu savo projektą Laimingi be. Projektas yra skirtas žmonėms, kurie nori būti laisvi nuo priklausomybių, nes mes visi kažką vartojam, kažkas tabaką, kažkas cukrų, kažkas socialinius tinklus. Na, o šiandien dienos tema yra Laimingi be alkoholio. Tai transformacinis seminaras, kuris skirtas žmonėms, kurie nori atlikti pokyčius savo gyvenime ir tapti laisvais ir laimingais, be alkoholio. Šiek tiek papasakosiu apie save. Esu blaivi ir įvairiapusiška asmenybė, jau 6 metai esu šiame blaivybės kelyje ir atėjo laikas pasidalinti savo žiniomis ir su jumis. Na, daugelis girdėjote prieš savaitę liūdnai įvykusią istoriją apie berniuką 4 metukų, kuris dėja mirė. Ir iš tikrųjų, nors projektas buvo ruošiamas gerokai jau anksčiau, bet būtent projekto starto išvakarėse tokia liūdna žinia nuliūdino visą Lietuvą. Tačiau labiausiai mane sukrėtė žmonių reakcija, nes daug buvo kalbama apie tai, kas kaltas, ieškoma kaltų, vieni tėvus kaltino, kiti senelius, treti dar kažką, tačiau mažai pavyko rasti tokių atsiliepimų, kurie iš tikrųjų būtų apie priežastis. Ir kaip tik šiandien pavyko Facebooko puslapyje vienos savo kolegės aptikti tokį pasisakymą, kad iš tikrųjų sąmoningai girdomi yra tie žmonių likučiai, kurios įvardėjame kaip lietuvių tauta. Negirdėjau, kad būtų aktyviai kovojama su žalingais įpročiais. Atvirkščiai, toleruojami girti politikai, besišlaistančios girtos žvaigždės, kurios žaliam jaunimėliui kala į galvą, kaip šaunu būti girtam viešoje vietoje. Ir stebėtina, kad Lietuvoje dar neįvestas sausas įstatymas, baigiam prisigerti, tokia maža tauta, geria daugiausiai pasaulyje ir niekas dėl to nesuka galvos. Na, iš tiesų, juk taip, ten buvo narkomanų, kaip padaryta išvada šeima, bet kaip jais tampama tais narkomanais, juk ne per vieną dieną žmogus ateina prie šitos ribos. Ir iš tikrųjų šitas projektas tai yra sprendimas tiems, kas pasiryžę keistis. Juk kiekvienas pradėti turėtume mes nuo savęs, nes išsiblaivę patys galėsime išblaivinti bent po vieną žmogų savo aplinkoje, na ir tokiu būdu turėti didesnę blaivios ir sąmoningos visuomenės dalį, kuri galės įdiegti naujas tradicijas, gyventi sąmoningai ir blaiviai. Na, iš tikrųjų, aš ir pati turiu savo liūdną istoriją. Prieš 4 metus palaidojau aš savo brolį. Jis irgi žuvo nuo narkotikų. Tačiau, žinoma, pradėjo, kaip ir visi, nuo alkoholio. Bet brolio mirtis nebuvo vienintelis įvykis liūdnas mūsų šeimoje. Taip pat pražudė jo šitas pražūtinga priklausomybė ir mano mama netiesiogiai, nes jai sunku buvo labai stebėti, kaip jis degraduoja. Na ir neatlaikė jos sveikata ir netekau aš 2 man artimų žmonių, nors tuo metu pati aš jau buvau blaivybės kelyje, tačiau savo šeimos nariams padėti aš nespėjau. Bet esu čia šiandien ir kalbu jums su viltimi,
kad daugelį iš jūsų dar nevėlu pradėti ir dar turite vilties padėti savo ir savo artimiesiems. Na ir šiandien norėčiau dar šiek tiek pristatyti, kad mano alkoholio temos pažinimas rakursas yra įvairialypis. Aš dalyvavau 12 žingsnių programoje, blaivybės mokykloje pagal Šučko metodiką, lankiau priklausomybės grupės online, skaičiau, webinarus lankiau, seminarus, energetinės, dvasinės praktikos patirties turiu, kurios irgi nagrinėja šitą temą ir bando padėti kenčiantiems nuo to žmonėms. Na ir šiandien šios paskaitos devizas yra, kad tik žinodamas priežastį gali pašalinti pasekmes. Žinios yra blaivios ir sąmoningos ateities pagrindas. Šiandien per 60 minučių, stengsimės per valandą, aptarti, kas nutylima apie alkoholį ir ką reikia daryti, norint atsisakyti alkoholio. Na ir kaip tai įgyvendinti. Na ir kviečiu atlikti trumpą testą, tokią trumpą savęs diagnostiką ir atsakyti savo, ar vartojate alkoholį per šventes, ar vartojate alkoholį, kai patiriate stresą, ar vartojate alkoholį, kai poilsiaujate, ar vartojate alkoholį, kai susitinkate su draugais, ar vartojate alkoholį matant savo vaikams. Na ir čia parašykite, kiek iš jūsų iš 5 klausimų atsakė taip, į kiek klausimų, kiek turite taip. Taip, Vida parašė 3. Dar rašo, matau, kiti dalyviai. Na, o aš galiu atsakyti, kad jeigu bent į vieną klausimą atsakėte taip, šis webinarų kursas kaip tik jums. Nes jei į bent vieną klausimą atsakymas yra taip, jūs esate konvejerio dalyvis, kuris važiuoja šio konvejerio kartu su kitais, nes jeigu vartojate alkoholį, nesvarbu kokiamis dozėmis, kokiamis progomis, o ypatingai jeigu vartojate šalia savo vaikų, stebint savo vaikams, jūs ne tik tai pats važiuojate šio konvejeriu, bet ir savo vaikus patraukėte. Na, aptarkime mitus apie alkoholį. Daugelis esate girdėję, kad alkoholis tai maisto produktas, na ir mes jį galime šiandien būtent maisto prekių parduotuvėse įsigyti, kad mažas kiekis nežalingas, o net visai naudingas. Visi girdėjot, kad alkoholis tai kultūra, valgymo, bendravimo, kad alkoholis gydo, kad alkoholis linksmina ir atpalaiduoja, kad gerina apetitą, alus ir vynas nežalingi. Na, o alkoholikai tai čia ligoniai. Na, iš tikrųjų, daugelis mitų yra net širdžiai artimi ir taip įėję į mūsų gyvenimą, kad net nekelia įtarimų niekam. Ir apie juos galima kai kurios pasiskaityti, rasti internete, tiek dokumentikos, tiek spaudoje kartais būna aptariami, išskyrus šitą vieną, kurį norėčiau ir panagrinėti su jumis, kad alkoholizmas tai liga, o alkoholikas ligonis. Na ir reikia, žinoma, gydyti. Tačiau ar tikrai? Įsivaizduokite, kad sudužo lėktuvas ir į negyvenamąją salą pateko 3 ligoniai. Diabetikas, vėžiu sergantis žmogus ir alkoholikas. Kaip manote, kieno didžiausi šansai yra išgyventi?
Parašykite į čatą. Kaip galvojate? Na, diabetų sergantis žmogus be insulino turbūt vargiai galės išbūti ilgą laiką. Na, vėžių sergantis žmogus turbūt priklausomai nuo stadijos kažkiek tai irgi pagyvens, bet greičiausiai, kad tik alkoholikas sulauks pagalbos. Ir ne tik sulauks, bet dar ir pailsės ir atsigaus, na, ir galės sėkmingai grįžti namo. Taigi, jeigu alkoholizmas tai liga ir reikia gydyti, tuomet mes turime štai tokią visą schemą, kad reikia gydytojų, reikia reabilitacijos centrų, reikia vaistų, kodavimo, nors iš tikrųjų medicina tik tai 3 žmonėms iš 100 padeda mesti gerti. Ir tai ne visam laikui, o tik laikinai. Na ir taip išeina, kad medicinos tikslas yra nuolat gydyti. Ir mes patenkame tiesiog į tokį uždarą ratą, į tokią schemą. Ir tuomet štai taip atrodo mūsų namai. Yra prestižo reikalas turėti barą ir šalia visą laiką yra vaistinėlė, kur reikalingi vaistai guli, aspirinas ir kiti vaistai, padėsintis atsikratyti galvos skausmo ir didesnių pasekmių. Na, o čia yra ištrauka iš animacinio filmuko, kuris labai gražiai pavaizduoja mūsų šiuolaikinio pasaulio sandarą ir dialogas toks yra. Bet tėti, kodėl man negalima saldainių? Toks verslo įstatymas, sūnau. Tėtis gadino dantukus vienoje gatvės pusėje, o kitoje gatvės pusėje mama jas šalina. Būsi turtingas, sūnau, nes abu verslai pereis tau, kai užaugsi. Tai yra ištrauka iš filmuko Ernestas ir Celestina, Meškučio ir Pelytės nuotykiai. Jis yra įgarsintas lietuviškai. Kviečiu pasižiūrėti, ypač kas turite vaikus, nes labai gražiai parodoma. Deja, liūdna tiesa, kad mūsų pasaulis yra sukurtas taip, kad žmonės kuo daugiau vartotų. Vartotų alkoholį, vartotų saldumynus, vartotų tabaką, vartotų vaistus. Na ir žinoma, kažkam visa tai yra labai naudinga. Na, o kągi medicina teigia? Medicina teigia, kad yra 2 priklausomybės rūšis. Psichologinė, įprotis, kai kažko trūksta sielai be alkoholio, ir fiziologinė, kūno priklausomybė pasireiškianti fiziniais skausmais. Kaip manote, kuri stipresnė ir sunkesnė? Stipresnė ir sunkesnė psichologinė priklausomybė. O medicina imasi padėti tik fizinės priklausomybės atveju, kai jau reikalingi žmogui lašelinės, vaistai, tuomet jie palengvina simptomus. Na, o psichologinė priklausomybė siūlo įveikti psichoterapinio proceso dėka, kuris yra gan ilgas procesas laike, bet veiksmingas. Jeigu dalyvautume 12 žingsnių programoje, tai iš tiesų viena efektyviausių programų padedanti kovoti su šita problema. Bet dalyvaudamas šioje programoje jūs turite nuolat minti dviratį. Ir jeigu neturėsite galimybės lankyti psichoterapijos susirinkimų grupinių, tuomet didelė tikimybė, kad vėl atkrysite. Na, o apie fiziologinę priklausomybę iš profesoriaus Valios Drogo paskaitos man yra žinoma, kad amerikiečiai, kai Vietname vyko karas ir susigrąžino savo karius, nustatė, kad 20% žmonių, nes karo metu visi kareiviai vartojo alkoholį ir narkotikus, nes
nebuvo kitaip galimybės ten išgyventi ir išlaikyti sveiką protą. Visi vartojo, tačiau sugrįžus namo ir kai nusiėmė tas psichologinis faktorius, 20 žmonių taip ir negalėjo išeiti iš priklausomybės ir paskaičiavo, kad tiesiog dėl X chromosomos defekto jie negalėjo sustoti ir yra manoma, kad net panaikinus psichologinius faktorius apie 20 žmonių dėl X chromosomos defekto turi tą polinkį į fiziologinę priklausomybę. Tai iš tiesų vienintelė apsauga tokiems žmonėms net neragauti. Jeigu žinai, kad gali sutrikti tavo biochemija ir tu po to nebegalėsi sustoti. Tačiau kaip žinoti, kuriai tu grupiai priklausai, tuomet mes turime žaidimą rusišką ruletę, išloši gyvenimą arba ne. Bet pakalbėkime apie tai, kokia priklausomybė susiformuoja pirma. Psichologinė priklausomybė ir susiformuoja pirma, nes būtent pirmose stadijose žmogus jos nejaučia, nepripažįsta ir neįsisąmonina. Aš laisvas žmogus, noriu geriu, noriu ne. Kada norėsiu, tada ir mesiu. Taip kalba visi, kas važiuoja konvejeriu. Tačiau blaivybė tai natūrali būsena, duota žmogui su gimimu. Ir jeigu mes sugrįžtume į vaikystę ir atliktume tą patį testą, kurį aš jums pasiūliau paskaitos pradžioje, ar būdami vaikų mokėjome džiaugtis be alkoholio, ar būdami vaikų išgyvendama stresą be alkoholio, ar būdami vaikų mokėjome ilsėtis be alkoholio, ar būdami vaikų mokėjome bendrauti be alkoholio, ar būdami vaikų vartojame alkoholį per šventes arba kasdien, visi atsakymai yra ne. Tad alkoholizmas ne liga, o kasgi tai tuomet? Tai alkoholinės programos poveikis, kuriai žmogus paklūsta. Ir alkoholikas tai buvęs blaivininkas, nes kiekvienas mes gimstame blaivas. Na, žinoma, išskyrus tuos nelaimingus atvejus, kuomet jau aktyviai vartojančių žmonių šeimose jau gimsta net ir vaikai su etilo alkoholiu kraujyje. Tačiau, jeigu tai ne liga, gera žinia yra ta, kad kiekvienas žmogus gali pats susigrąžinti savo blaivybę. Tik reikia žinoti technologiją ir gauti žinių, kaip sunaikinti alkoholinę programą ir atgauti savo natūralią būseną, blaivybę, kuri duota kiekvienam žmogui gimstant. Dažniausiai pasitaikančios mąstymo klaidos aš galiu mesti valios ir pastangų dėka, nereikia man jokių žinių. Bet ar įmanoma sustabdyti viduriavimą valios ir pastangų dėka? Kaip mes galime įtakoti procesą, kurio mes nekontroliuojame? Aš ligonis, gydykite mane. Yra priemonių, kurios nereikalauja pastangų, kodavimas, hipnozė. Žinoma, tos priemonės yra, tačiau jos visos, kaip sakiau, yra laikinos, arba turi labai iš tikrųjų nepageidautinų ir šalutinių poveikių, kaip pavyzdžiui, kodavimas arba hipnozė. Ir žinoma, didžiausia mąstymo klaida, kad aš žinau savo dozę ir galiu tai kontroliuoti. Bet kaipgi patenkama į konvejerį? Pasvarstykime, ar ką tik gimęs žmogus patenka? Ne. Nes reikalingas laikas suformuoti nuostatai arba programai. Juk vaikai mūsų šeimoje sėda prie vaišių stalo, būdami blaivūs. Tačiau kas atsitinka? Atsitinka taip, kad vaikas mato, kaip alkoholį vartoja suaugę žmonės įvairiose situacijose. Per šventes,
prie stalo, gamtoje. Ir daro išvadą, kad taip ir turi būti. Nors vaikas visada gimsta blaivus, jis stebi ir kopijuoja suaugusių veiksmus, ne žodžius, bet būtent veiksmus šeimoje, gatvėje, spaudoje, televizijoje. Na ir tokiu būdu formuojamas įsitikinimas, kad mažos alkoholio dozės yra naudingos. Įsitikinimas inkaruojamas emocijomis, kad alkoholis tai šventė, tai linksmybė, tai atsipalaidavimo būdas. Ir taip vaiko pasąmonėje susiformuoja socialinė alkoholio vartojimo programa. Ir čia nepadeda metodika daryk kaip aš sakau, o ne kaip aš darau. Ir moksliniai tyrimai yra nustatę, kad beždžionė mato, beždžionė daro. Taip ir mūsų vaikai, kaip maži beždžioniukai, jie mato mūsų elgesio modelį, kuris neužilgo tampa jų elgesio modeliu. Ir vienas iš mano dvasinių mokytojų, Omramas Michaelis Ivanchovas, rašo apie tai, kad aš netikiu jokia pedagoginė teorija, tikiu tik tėvų gyvenimo būdu. Koks jis yra prieš gimstant vaikams ir jiems gimus. Nes tik savo nuoširdžių pavyzdžių mes galime daryti įtaką savo vaikams, formuoti jų įsitikinimus ir nuostatus. Ir kuo stipresni bus mūsų įsitikinimai šeimoje, tuo didesnė tikimybė, kad jūsų vaikas patekęs į kitą socialinę terpę, galbūt mokyklą ar kažkur kitur, kad jis laikysis jūsų šeimos modelio. Na, kaip tave formuoja priklausomybė per filmus, kiekvienas matėte ir dar vaikystėje, visiems pažįstami vaizdeliai. Ir iš tiesų, ir netgi dabar tai vyksta dar daugiau. Ir netgi tas mano mėgstamas filmukas Ernestas ir Celestina, kuris atrodo, lyg ir kalba teisingus dalykus ir pasakoja. Tačiau irgi viena iš filmuko scenų, kur vakarieniauja šeima prie stalo ir yra būtent ant stalo padėtas vyno butelis, ne vandens ąsotis, ne sultis, ne arbata, o būtent vynas. Na ir vaikas mato ir stebi tai ir irgi fiksuoja. Todėl jeigu turite savo šeimoje vaikų ir žiūrite kartu filmukus arba multiplikaciją, tokias scenas reikėtų vaikams paaiškinti, kad nevyktų tiesiog nuskaitimas tos informacijos į pasąmonę. Reikia paaiškinti, kad čia režisierius meluoja, kad prie vakarienės stalo meškenai geria vandenį arba arbatą. Tiesiog atkreipti vaikų dėmesį į tai, kad tai nėra norma. Nes priklausomybė tai procesas, kuriam reikia laiko. Ir sobriologija, mokslas apie visuomenės išblaivinimą, teigia, kad alkoholizmas tai ne medicininė problema, o socialinė. Ir tik esanti psichikoje programa verčia žmogų gerti. Ir tik laiko klausimas, kada dozės vis didės ir dažnės. Socialinių programų yra daug. Sakyti ačiū, valytis dantis, vaikščioti apsirengus. Kai kurios iš jų yra lengvai pašalinamos ir pakeičiamos kitomis, tačiau priklausomybių programos alkoholinės, tabako ir kitų, taip lengvai jūs nepašalinsite, nes turbūt kiekvienas arba savo aplinkoje, galbūt pats, nekartą bandėte atsikratyti įpročio ir 100 kartų girdėjot, kad viskas, nuo rytojaus nebegersiu. Tačiau, viena diena, kita diena, kokia nors proga arba šventė
ir vėl matai, kad žmogus kelia taurę, ir vėl matai, kad atidaro butelį. Na, ir taip savaime neišeina tų programų mums atsikratyti. Kaip stipriai veikia tos programos, galite įsivaizduoti, na, jeigu dabar paprašyčiau kaip užduotį jūsų nusirengti ir visiškai nuogam išeiti į laiptinę arba kažkur į viešą erdvę. Kad ir kaip jūs norėtumėt, jeigu esate blaivaus ir sveiko protą, na, galbūt ir pasiryžtumėt nusirengti, tačiau tikrai išeiti už savo būto ribų negalėtumėt, tiesiog sugrįžtumėt atgal, kai tik išgirstumėt, kad kažkas laiptinėje sukrutėjo. Kodėl taip yra, kad daug lyg ir daroma šioje sferoje, kažkas ir lyg ir kovoja su tais įpročiais, bet kodėl nepavyksta? O nepavyksta todėl, kad visos priemonės, apie kurias mes girdime viešumoje, yra nukreiptos į štai šitą dalį. O alkoholinė programa yra štai čia, mūsų pasąmonėje. Ir norint išnaikinti medį, reikia kirsti ne kamieną, reikia kirsti šaknį. Štai kodėl nepavyksta, naudojant tas tradicinės, galima sakyti, priemonės, kurias mums siūlo šiandien medicina, jos neveikia, nes jos yra nukreiptos štai čia. O mums reikia iškirsti šaknį. Taigi būtent apie tai, kaip iškirsti šaknį, kaip pakeisti savo mąstymą, kaip atsikratyti tos destruktyvios alkoholinės programos, ir bus šitas kursas. Ir likusią laiko dalį mes kalbėsime apie įrankius, kalbėsime apie technologiją, kaip atsikratyti destruktyvios nuostatos ir pakeisti ją į aktyvią ir sąmoningą. Aš susigrąžinsiu savo natūralią būseną, blaivybę, ir apsaugosiu savo vaikus nuo alkoholinio konvejerio savo nuoširdžių pavyzdžių. O kaip? Reikės išklausyti iki galo 6 dienų kursą. Šiandien mes turime 1 dieną ir dar daug kas klausys vakare įrašo, kas negalėjo prisijungti į online transliaciją. Na ir reikės atlikti užduotis. Sunaikinus alkoholinę programą, dingsta įprotis, mintis, noras ir poreikis vartoti alkoholį. Aš pati jau turiu 6 metus blaivybės ir iš tiesų blaivybė, kaip sakiau, mano prasidėjo nuo 12 žingsnių programos. Na, ir sąlyga ten buvo tokia, kad norint turėti blaivybę, turi nuolat minti dviratį, turi nuolat lankyti užsiėmimus, susirinkimus, tačiau mano situacija buvo tokia, kad gimus dukrai aš nebegalėjau ten lankytis ir turėjau nutraukti visą šitą procesą. Ir tuomet susipažinau su kitais metodais ir su kitais būdais, kurie mano manimu yra daug efektingesni, nes vieną kartą pritaikius šitą technologiją, jūs tampate laisvas visiems laikams ir jums nebereikia rūpintis, ar jūs galėsite dalyvauti, lankyti nuolat, ar negalėsite. Tiesiog tampate laisvas nuo bet kokių minčių ir norą ir įpročio, ir alkoholis jums nekelia jokių emocijų ir galėsite taip pat šaltai ir ramiai praeiti pro alkoholio skyriaus parduotuvės kaip per benzokolonėlę. Tiesiog nekils jokios pagundos ir norą ir minčių ir ragauti per šventes ar bet kokiom kitom progom, nes būsite susigrąžinęs savo natūralią būseną, blaivybę. Na, o alkoholio kvapas ir skonis taps toks pat šleikštus, kaip daugeliui jis būna ragaunant pirmą kartą.
Taigi, apie technologiją mes būtent ir kalbėsime. Likusias dienas aš apmokysiu jūs technologijas, bet sistemą pritaikysite jūs patys. Taigi, sėkmė ir blaivus gyvenimas jūsų rankose. Na, o blaivybė tai tikra vertybė, nes sveikata ir santykiai gerėja, pinigų ir laiko daugėja, pagarba ir autoritetas didėja, laisvė ir sąmoningumas stiprėja, nes jūs visus savo pinigus, kuriuos anksčiau išleisdavote alkoholiui, galite investuoti į savo tobulėjimą ir prailginti savo gyvenimą, pagerinti jo kokybę ir galbūt nuveikti kažką naudingo ir gražaus, kam anksčiau neužtekdavo sveikatos, o galbūt ir pinigų. Taigi kviečiu jūs tapti savo gyvenimo šeimininku. Blaivus žmogus tai sąmoningas žmogus. Sąmoningas žmogus yra savo likimo šeimininkas ir jam nereikia vakare, kai jau lyg ir ruošiasi miegoti, kažkur išbėgti, kažko nusipirkti, jau jis sprendžia pats. Ir aš jums siūlau ne tik žinias, bet galimybę pakeisti savo likimą jums naudinga linkme. Kad nebereikėtų lakstyti po parduotuvės švenčių išvakarėse ir dairytis tų akcijų, atrakcijų, kurios iš tikrųjų, vien tik prisiminus tą populiarųjį filmą Likimo ironija, be kurio daugelis neįsivaizduoja naujųjų metų sutikimo, tai iš tiesų ten rodomas toks protų nesuvokamas dalykas. Visiškai girtas žmogus įsėda į lėktuvą, išskrenda į kitą miestą, ne tik, kad jam nieko neatsitinka blogo, dar jis ir sugeba susitvarkyti asmeninį gyvenimą, ir visai gerai praleisti naujametinę naktį. Tačiau realiai gyvenime visi suprantam, kad jeigu stipriai padauginus alkoholę įsėsti į traukinį ir kažkur iškeliauti vidury nakties, vargu ar šita kelionė pasibaigs taip pat laimingai, kaip mums yra įdiegta per klaidingus įsitikinimus filmų kūrėjų dėka. Taigi, kokios mes ateities norime savo vaikams? Nes tik tai jūsų asmeninis ir nuoširdus pavyzdys jiems yra geriausia pamoka. Nes galima ieškoti daug tragedijų kaltininkų, tačiau, taip jau atsitiko, kad jau mes gyvename visuomenėje, kur vaikai žūsta nuo tėvų rankų. Ir tik tai pradėdami nuo savęs mes galime tai sustabdyti, nes valstybės interesas deja yra kitoks ir vargu ar uždarys alkoholio parduotuves artimiausių laikų, vargu ar bus įvestas sausas įstatymas, kas galbūt būtų dar blogiau, nes sauso įstatymo įvedimas neišspręstų problemos, nes tai būtų tikra tragedija žmonėms, kurie yra užprogramuoti gerti, atimti alkoholį. Tiesiog išprotėtų, nes vis tiek ir noras, ir trauka viskas lygtų, o jie nebeturėtų nusiskausminimo galimybės. Taigi, jei norite kartu su manimi išblaivinti Lietuvą, išblaivinti mūsų planetą, pradėkite nuo savęs. Ypač noriu kreiptis į mamas, kurios auginate savo vaikus ir rodote jiems savo pavyzdį. Pradėkit nuo savęs. Ir kai pati būsite blaivi ir sąmoninga, didelė tikimybė, kad jūsų pėdomis žengs ir jūsų artimieji. Kiekvienas galime juk džiaugtis be alkoholio, svajoti be narkotikų, bendrauti be cigarečių. Tikrai, tiesiog mes daugelis esame pamiršę kaip. Ir aš kviečiu sugrįžti prie natūralumo, kviečiu atgauti tai, ką mes praradome,
Ir šiuo metu, šiandien mes jau pradėjome šį transformacinį webinarą, kuris transliuojamas bus online gyvai, nemokamai, ir jūs kasdien tuo pat metu nuo 15 iki 16 valandos galėsite prisijungti į webinaro kambarį ir dalyvauti visiškai nemokamai. Na, o jeigu kažkam toks dalyvavimo būdas yra nepatogus, tai galite rinktis kitą variantą, tai yra 7 dienų viso webinaro įrašų kursą įsigyti, ir kurie šiuo metu tikrai už simbolinę kainą yra jums siūlomi tik už 49 eurus. Ir tik šiuo metu, kol vyksta kursas, nes vėliau šio kurso kaina bus didesnė, 139 eurai, nes norint, kad projektas būtų vystomas ir plečiamas, reikalingos investicijos. Tačiau šią investiciją kviečiu jūs vertinti kaip jūsų indėlį į Lietuvos gerovę, na ir žinoma į jūsų paties gerovę, nes šitie pinigai labai greitai pas jūs sugrįž. Bet visi aktyviai dalyvaujantis, bet kokiu atveju, ar jūs dalyvaujat nemokamai, ar klausydamas įrašus, jūs gaunate trenerio palaikymą, nes turėsite atlikti užduotis, jas atsiųsti man ir aš jas pakomentuosiu ir duosiu grįžtamąjį ryšį kiekvienam. Subursiu jūs visus dalyvius į Skype grupę, kur galėsite vieni kitus palaikyti, aptarti ir galbūt ir susidraugauti. Na ir kiekvienam dalyviui, kuris nueis iki galo ir paliks atsiliepimą apie šitą kursą, aš dovanosiu savo sielos formulės konsultaciją, kurios vertė yra 20 eurų. Ir sielos formulės konsultacijos metu galėsiu atsakyti į jūsų klausimus, kurie susiję su pašaukimu. Galbūt nerandate savęs, profesijos, galbūt nerandate antros pusės. Na, sielos formulė tai yra metodika, kuri labai greitai pagal gimimo datą padeda nustatyti žmogaus paskirtį šioje žemėje. Kad iš tikrųjų būtumėt ne tik blaivus, bet ir laimingas, atradęs save, kiekvienam iš jūsų, kas dalyvaus, kas atliks užduotis ir nueis iki galo, dovanosiu šitą savo dovaną. Na ir visi, kas klausysite įrašus ir kas šiuo metu klausot prisijungę, turėsite atlikti pirmą namų darbą. Ir pirmasis namų darbas yra paskaičiuoti, kiek pinigų išleisdavote alkoholiui. Per savaitę, per mėnesį, per metus, per visą savo gyvenimą. Paskaičiuokite, kiek laiko praradote dėl alkoholio vartojimo. Galbūt dar kažką praradote, garbę, darbą, pasitikėjimą, autoritetą, artimuosius, o galbūt praradote save. Šios namų darbus reikėtų atsiųsti man į mūsų projekto pašto dėžutę laimingibe@gmail.com. Taip pat kviečiu jūs prisijungti prie grupės Facebook'e Laimingibe arba susiraskite Skype grupę Laimingibe. Na ir kas auginate vaikus, galite atlikti tokį testą, paprašyti jų nupiešti šventinį vaišių stalą. Na ir tokiu būdu galėsite patikrinti, ar jūsų vaikai jau yra įtraukti į konvejerį, ar dar ne, ar pieš butelį su taurelėmis ir užkanda, na, ar kažkokius kitokius šventės atributus. Taigi, šiandien būtų tiek. Jeigu yra klausimų,
Dabar jūs galite užduoti man, aš laukiu. Jeigu klausimų nėra, tuomet tariu iki šviesaus ir laimingo be alkoholio rytojaus, kuris prasideda jau dabar.